Sveiki visi. Ką, atvės oras ir kągi eisim daryti visi. Visų pirma, tai sodinti svogūninius augalus. Šiek tiek anksčiau sodinam narcizų svogūnus, tada vėliau tulpes ir bent jau aš galiausiai česnakus. Turiu kelis česnako gabaliukus, svogūnėlius ir pristatysiu šiandien, tiesiog parodysiu, aš jau bandžiau sodinti, nes narcizų susisodinau per didžiulę vėtrą savaitgalį. Tiesiog žinojau, kad pas mane kitaip tiesiog nebespėsiu, nes dar laukia labai daug įvairiausių svogūnų. Tai rodžiau jum, kad užsisakiau ir turiu dirvožemio peilį. Vat štai tokį. Tai jis jau yra išbandytas. Jeigu jums atrodo, kad dirvožemio peilis tai yra tas, su kurį galima duoti vaikams žaisti kaip plastikinį kastuvėlį, tai tikrai ne. Yra tikrai aštrus. Ir kaip ir minėjau, aš jau porą metų turbūt sodinau, tokiu pistoletu vadinkim, įsmeigi į žemę, ištrauki dalį dirvožemį ir tada įmeti svogūnėlį. Mano akmenuotam žvyrė, dar ypatingai kai šitaip sausa, tai ten yra, vargo vakarienė, ten parduotos vasaros. Tai su šituo ir parodysiu jums video, tai taip smeigi ir smeigi. Yra ir gradacija. Negaliu jums tiksliai pasakyti, čia vienas yra inčais, kitas milimetrais. Tai vat kiek smeigti į žemę galim pasimatuoti, bet tokia labai bendra taisyklė yra tokia, kad svogūną sodinam 3 svogūnėlių gylyje. Tai jeigu aš, pavyzdžiui, sodinu tokio dydžio svogūnėlį, tai maždaug ir matau, kad man čia net pilno peilio nereikia sukišti, kad aš pasodinčiau. Nieko nekasinėjau. Žiauriai gerai įsmeigi, prastumi, jeigu ten jau labai tolyn yra sausa, kieta ir akmenys, prastumi tokį tarpelį, įmeti svogūnėlį ir užkapstai tuo pačiu peiliu atgal. Tai žodžiu, aš jį naudosiu ir žemuogių sodinimui, nes ten, kur nereikia kasti didelių duobių. Jau nekalbu apie tai, kad ravėjimui ir kokios nors tai, kas yra su gilia inkarinė šaknim, kaip pavyzdys pienės, ravėjimui tinka. Viena pusė peilio yra grublėta, kita lygi. Tai galima ir bijūnų šaknis pjaustyti, dalinti. Žodžiu, fantastika. Tikrai karvės nekainuoja. Dabar eisim sodinti jau visi svogūnus po truputį, tai tikrai įsigykite, pasitarnaus jisai jums dar ir rudeniniuose darbuose ir tikrai pavasariniuose. Staliaus įrankiai LT, tai man dar kas yra labai patogu, kad viską atsiunčia, ką užsisakom, ir japoniški įrankiai, žinokit, tai yra kažkas tokio, bet išbandai ir tikrai nieko kito net nebesinori, ir kokybiška, ir tokios visos detalės apgalvotos, viskas, ir rankena patogi, ir kad nerūdytų ašmenys, dėkliukas ir taip toliau. Tai žodžiu, superinis daiktas, dar nėra labai populiarus tarp mūsų sodininkų. Aš kaip ir sakiau, su įrankiais aš nelabai draugauju, neturiu nei daug, nei įvairių. Tai po truputį pradedu čiupinėti, bet man atrodo tikrai nėra jų dar rinkoje daug, nemačiau. Tai išsimėginkite ir tikiu, kad ir jums bus didžiulis pagalbininkas. Na ir kitą kartą, nežinau kaip čia tos oro sąlygos leis, tai bandysim gal išsibandyti pjautuvą. Ir tie, kas nemėgsta palikti žiemai varpinių augalų, nes žinau, kad yra ir tokių, tai galima juos bus jau, kai jau pjaustysit, aišku, dar anksti, dar pasidžiaugim, bet kai jau pjaustysit, tai irgi pasižiūrėsim, kaip pjauna tą antžeminę dalį, tai vieniem bus rudeniui, kas tvarkysis gėlynus rudenį, o kitiem bus pavasarį. Tai ačiū ir iki.